Aš neturiu jokių pareigų išskyrus pareigą savo šeimai ir savo Lietuvai. 56 dviejų vaikų tėvą Emanuelį Zingerį drąsiai galima vadinti labiausiai patyrusių, įtakingiausių ir reikšmingiausių politikų Lietuvoje. Jis net 5 kadencijas dirbo Seime, viena kurių buvo aukščiausioje taryboje, atkuriamajame Seime Lietuvai siekiant nepriklausomybės. Būtent Emanuelis Zingeris buvo tas žmogus, kuris derėjosi su Islandais dėl Lietuvos nepriklausomybės pripažinimo ir to sėkmingai pasiekė. Aš manau, tai labai reikšmingas žingsnis į istorinius sprendimus tiek islandų tautai, tiek lietuvių tautai. Politikas yra kovo 11-osios nepriklausomybės atkūrimo akto signataras ir buvo pirmasis nepriklausomos Lietuvos užsienio reikalų komisijos pirmininkas. Vėliau Žmogaus teisių komiteto ir Europos kaiminystės politikos pakomitečio pirmininkas. Nuo 2011 metų Seimo delegacijoje Europos tarybos parlamentinėje asamblėjoje ėjo pirmininko pavaduotojo pareigas. Kadangi skaičiau Landsbergio išleistas knygas, ypatingai jos būdavo be jokio sovietinio kvapo, tai aš jį pasiūliau ir Sąjūdžio vadovus Landsbergį tada. Ir aš iki šiol labai patenkintas, kad šis žmogus vadovavo Lietuvos išsilaisvinimui kartu su mumis. Emanuelis Zingeris niekada nebuvo iš tų, kurie žiniasklaidos ir visuomenės dėmesio siekia skandalais ar aštriais pasisakymais. Visada laikiausi nuostatos, kad už žmogų kalba jo darbai, sako politikas. Aš manau, kad mes turime būti pačių savimi kiekvienas, mažiau laipiot ant bačkų, mažiau rėkaut, šūkaut, o ramiai visą laiką būti tokiais, kokiais mes esame. Čia yra pagrindinis šūkis būtų, sakyčiau. Aš tai vengčiau teisuoliškumo, žodžiuose veidmainiškumo ir partinio šūkavimo. Emanuelis Zingeris gimė ir augo Kaune, gydytojos ir mokytojo šeimoje. Po vidurinės su pagirimu baigęs Vilniaus universiteto filologijos fakultetą įgijo lietuvių kalbos ir literatūros specialybę. Todėl mes, mano šeimoje, mano brolis ir aš labai daug skaitėme nuo mažens. Knygos tai buvo priebėga nuo to siaubingo. Faktiškai mums neegzistavo čia pasaulyje, mes taip ir negyvenom Sovietų Sąjungoje. Mes gyvenome didžiuliam knygų herojų pasaulyje. Vakarais klausydami Amerikos balso. Visą gyvenimą mes atmetėm tą gudrolių pasaulį, kuris už lango kvietė smulkiai gudraut, o po to įkliūt, o po to būti priklausomam nuo to režimo. Tai yra Sovietų Sąjungos įvairūs triukai, kaip žmogų laikyti pakabintą ir visą tautą laikyti pakabintą baimėje ir neleisti tapti laisvais žmonėmis. Pradėjęs dirbti politikų, Emanuelis sako, tęsęs tai, kam buvo tarsi ruošiamas jau vaikystėje. Mano darbas, mano pašaukimas, įsitikinęs politikas. Ne veltui apie jį kolegos iš Lietuvos bei užsienio atsiliepia kaip apie didžiausią diplomatinio darbo patirtį turinti politiką Lietuvoje. Nieko stebėtino. Seime Emanuelis priklausydamas Europos reikalų ir užsienio reikalų komitetams bei įvairioms parlamentiniams grupėms palaiko ryšius su pagrindiniais politikais ir vakarų partneriais, garantuojančiais Lietuvai tvirtą ateities saugumą. Politikas sunkiai slepia emocijas, kalbai pasisukus apie Ukrainos ir Rusijos konfliktą. Emanuelis Zingeris, kaip niekas kitas, puikiai išmano rytų šalių politiką, o kartu ir grėsmes Lietuvai. Lietuvai Latvijos atsitiko keistas dalykas. Vartojant mano vaikystės pažįstamą Kauno žodyną, Baltijos šalims nuskilo dėja Ukrainos sąskaita. Galų gale visas pasaulis pamatė, kad už mūsų užsiveria baisi geležinė siena. Ir visa kita ideologija kvepuoja į nugarą Europai. Rytai vėl pasibalnojo pasenusias visų užmirštą dinozaurinę sovietinį žodyną. Vėl skamba žodžiai tavariščiai. Vėl skamba Daino Širaka strana moja radnaja. Na, žodžiu, iš ten vėl yra sukilusi
liūdno atminimo grėsmė. Politikas neslepia ambicijų laimėti Europos parlamento rinkimus ir atstovauti Lietuvai Europos parlamente. O turint omenyje jo patirtį, geresnį kandidatą įsivaizduoti būtų sunku, juk Europos parlamente dirba net 28 šalių atstovai. Mane labai juokingai Janukovičius klausdavo, atvažiavęs į Lietuvą, pasakyk, kas valdo Briuselį, kas yra tas Europos parlamentas, kas yra tie komisarai. Aš manau, kad tai yra paprasčiausia aikštelė, kurioje mes galime, būdami ten, paklausti Europos vadovų, kai jie atvažiuoja į Briuselį atsiskaityti. Ir tautų vadovų, ką jie daro. Tai yra šiokia tokia, sakyčiau, antroji po nacionalinių parlamentų atsiskaitimo vieta. Todėl šita atsiskaitimo vieta, atsiskaitimas prieš Europą, yra labai atsakinga. Aš manyčiau, mes galim jos gerokai pakutent tenais ir paklausti visgi, ką jūs šitam Baltijos kampui darote pakankamai įspūdingai. Aš manau, kad būtų galima kai ką padaryti šiek tiek stambiau, maštabiškiau ir labiau įdrėbti Europos į Lietuvą ir labiau sustiprinti Lietuvą Europoje. Tai mūsų greitas augimas ir mūsų vaikų ateitis priklauso nuo europinės dienotvarkės, kurie dėliojame mes.